Sveiki gyvi. Dar vienas Balžeko teniso akademijos podcastas, 5 epizodas ir šį kartą ne iš Vilniaus, o iš Klaipėdos. Pirmą kartą esam čia, Ramunė ir Arūnas, kurie papasakos, kodėl mes esam čia. Ir Arūnai, pradėsiu visų pirma nuo tavęs. Kaip tai gavos, kad Balžeko teniso akademija turi kažką bendro ir su Klaipėda? Tai labas, Aurimai. Tai iš karto atsakysiu gal taip, šitas klausimas iš karto turėtų eiti Ramūniai. Bet atsakyk. Aš supratau, aš atsakysiu. Iš tikrųjų viskas prasidėjo gal 5 metai atgal, kai Ramūnė pas mus atvyko į pirmą mūsų stovyklą Alaušos slėnyje. Ir pas Ramūnę buvo tokia mintis, po to stovyklos sako, jūs turit kažkaip tai atsidurti Klaipėdoje. Mes sakom, Ramūnė, tikrai ne, mums ir čia darbo užtenka, mes to judesio turim, viskas gerai, viską užtenka. Ramūnė atkakli buvo, dar Ramūnės vyras dasidėjo, taip vis prieidavo prie ausies, pasakydavo, sako, žiūrėkit, davai, jūs kalbėkit su Ramūnė, reikia jums kalbėti su Ramūnė ir taip toliau. Taip ir gavosi, kad po biškį ir atsidūrėm Klaipėdoje. O pradžia tai mūsų iš tikrųjų buvo gerokai anksčiau, jau mes pradėjom visą veiklą čia gal 2017 metais, ne Ramūnė? Ar 2018? 2017. Jo, tai 2017 metais pradėjom čia veiklą, 2018 man atrodo. Nesvarbu. Bet mintis, jo. Ir ta veikla buvo tokia prasidėjusi, kad atėjo sportininkai, paaugliukai, jau 12-14 metų amžiaus pas mus treniruotis, dėka Ramūnės. Ramūnė ten labai daug surinko vaikų, mes ten turėjom 2 teniso kortus, neturėjom 2 teniso kortų, bet nuomavomės juos. Metai laiko pas mus iš tikrųjų sėkmingas darbas vyko. Treneris ukrainietis buvo atvažiavęs, tikrai viskas klostėsi kaip ir visai neblogai. Paskui vyko taip, kad pauzę padarėm. O ta pauzė gavosi iš to, kad kortų nebegavom. 2 metai kortų nebegavom. Ir tada gal galėčiau įsiterpti. Ir tada Arūnai sakau, neturim kortų. Sakau, tai gal laikas turėti savo. Ir Arūnas sako, ieškok žemės. Na ir prasidėjo ta paieška. Bet grįžkim dar į tos 2017-2018 metus, į tą Alaušo slėnį. Kaip jūs, Ramūnė, atsimenat visą tą, ką Arūnas pasakojo? Aš labai gerai atsimenu, Važiuojam. Nes aš kai nuvykau į Alaušo slėnį ir kai vyko pirma treniruotė. O kaip jūs ten atsidūrėte? Aš labai atkakliai stebėjau, kas vyksta Balžeko teniso akademijoje. Man buvo kiekviena naujiena, aš sekiau žiniasklaidoj, domėjausi, kaip vyksta treniruotės, kas treniruojas, Remigijus Balžekas, ką jisai transliuoja per žiniasklaidą. Ir jisai man Dar pertrauksiu, kodėl tai buvo? Todėl, kad jisai yra geriausias. Štai taip. Remigijus Balžekas bus ir visada liks geriausiu man atrodo, ir ne tik man, treneriu teniso. Tai ir tas smalsumas ir tas noras. O ką jūs pati su tenisu turėjot bendro? Aš buvau mėgėja tik Tiesiog, tai. Ne? Ir esi Ramūnė, ir sportuoji rimtai, profesionaliai. Profesionaliai mėgėja. Tikrai mėgėja esu, bet tas tenisas tiek užvaldė ir kai pradėjau aš lankyti tą tenisą, ar ne, ir mano sūnus augo ir sakau, Gitanas Mažonas buvo pirmas treneris, sakau, kad aš atvesiu savo vaiką ir nuvedžiau savo vaiką sportuoti pas Gitaną Mažoną. Tai tikrai dėkui jam. Nes pirma pradžia tikriausiai buvo jo idėja, kad vaikai turi rimtai sportuoti, dirbti ir mes tą pradėjom daryti. Bet kai aš nuvykau į Alaušo slėnį, aš pamačiau visai kitą prieėjimą prie treniravimo, ar ne, prie pačio požiūrio į treniravimą. Ir mano akis didelios, aš žiūriu vyras ir mane ir sako, o ką mes darom Klaipėdoje? Nei sąlygų, nei trenerių, nei nieko čia nebuvo. Aš negaliu sakyti, yra tų trenerių, visi skirtingi jie yra treneriai. Sąlygų, kaip su sąlygom? Sąlygos, kaip ir buvo, mes turim keletą tų vietų, kur gali sportuoti tą tenisą, aišku, ta infrastruktūra nėra tokia, patogi galbūt, ar ne, ko dabar mes pasiekėm tą patogumą, po to papasakosime apie tai. Bet galėjau, žinoma, sportuoti, bet aš prie to, kad man reikėjo profesionalesnio požiūrio į patį treniravimą. Ir sakau, kai aš nuvykau į Alaušo slėnį, viskas, Jeigu pusantrų metų nėra kur treniruotis, aš suprantu, kad ne tik profesionalume problema, bet ir infrastruktūrai.
Tai be abejo, šitas irgi buvo, bet sakau, grįšiu vėl, kad tai yra buvo požiūris į patį pateikimą, į patį treniravimą. Ir aš tiesiog, mane užvaldė ta mintis, kad Balžeko akademija turi atsirasti Klaipėdoje. Bet kokią kainą, ir aš ilgai ten kalbėjau su Arūnu, su Remigijum, kol priėm išvados ir aš nedaviau jiem ramybės ir ačiū, kad jie sutiko, kad aš įkyri ir kad reikia ir jie atsirado. O su kuriuo sunkiau taip jeigu? Kad jie buvo labai labai geri, yra savo srities žinovai, Arūnas gal kaip vadovas labai stiprus, o Remigijus, tenise tikriausiai yra stipriausias kaip treneris. Arūnai, pasakai, ieškok žemės. Taip. Kokios mintis tuo metu sukos galvoj? Tai iš tikrųjų, koks matymas buvo, tai kas dabar čia yra, ar kažką kitko matei paprastesnio? Tai gal nuo to pradėsiu, kad visą laiką turbūt žmogus tokia būtybė yra, kad susiduria su iššūkiais ir tada ieško sprendimų. Tai čia panašiai ir pas mus buvo, gal jeigu mums būtų davę tos kortus, gal mes dar iki dabar būtume iš jų nuomavęsi tos kortus, kaip pavyzdys. Nes iš kitos pusės, tai nežinau, ar čia gandai ar negandai, bet jau po pirmų metų, kada mes čia pradėjom veiklą šiokią tokią nedidelę su 10 vaikučių, ten plius minus, jau tada girdėjom, kad organizuoja vietinės vakarienės Klaipėdoje, kad Balžekai čia neateitų ir nekeltų kojos į šią rinką, sakykim taip, vakarų Lietuvoje. Tikrai taip, aš tą girdėjau ir tą esu tikrai taip. O kas čia yra, pavydas, čia yra... Nemanau, kad pavydas, bet kai žmonės supranta, kad ateina labai rimti žaidėjai į rinką, tai tikriausiai tai normalu, kad suklūsta visi, tai yra, tiesiog. Tai yra konkurencija, ar ne? Tai Arūnai dar vienas iššūkis, kur... ir tas iššūkis mums buvo smagus iš tikrųjų su Ramūnė, mums taip sutapo tas biolaukas, iš tikrųjų gerai, mes gerą ryšį turim su Ramūnė, visą laiką nesipykstam, dar nesipykom. Ir nesipyksim. Iš tikrųjų mes taip tarpusavį, kada pasišnekėdavom su Remigijum, su šeimoje, kad buvo tų diskusijų, einam, neinam, investuojam, darom kartu, kaip toliau. Tai pagrindiniai 2 kriterijai buvo, kada jau ta žemė jau, sakykim taip, kažkur tai mintyse atsirado, kad jos reikia ir kai atsirado jinai šitoj vietoj būtent, tada sakėm 2 kriterijai. Ramūnė kaip vadovė čia yra ir šita vieta, kas tikrai buvo tie 2 pliusai, kad mes sakom viskas, mes tikrai einam į Klaipėdą ir čia būnam. Tai šitie 2 dalykai mus taip pastumėjo ateiti čia. O sunku buvo žemę gauti? Žinoma, nėra lengva. Pirmas dalykas tai yra lokacija, jinai turėjo būti patogi, tai yra privažiavimas, asfaltas, kad būtų vidury miesto ir apimtų dar ir rajoną. Tai šita vieta buvo tiesiog, aš ją pamačiau ir mes ją radom, jinai nebuvo skelbime, bet kažkaip dėka to atkaklumo ieškojimo ir iš karto, aišku, paskambino Arūnai, sakau, yra žemė, atvažiuokit pažiūrėti. Ir jis labai greit atvažiavo ir Remigijus ir Arūnas sako, taip, tikrai taip. Viskas. Toliau. Jo, šita vieta, šita žemė mums tikrai įspūdį padarė, nes žinom kaip apgyvendintas rajonas plačiai šitas, kiek tai yra nuo miesto centro 3-4 km. Žinom, kad čia kursis kaiminystėje, kad bus mokykla privati, čia už sienos besiribojantis sklypas. Tai iš tikrųjų visi šitie dalykai tai ir nulėmė taip, kad patogu, bendruomenė, kas vystosi aplinkui, kaip Ramūnė sako, privažiavimas, visa kita, tai šitie dalykai ir nugali tą. Ar labai didelis skirtumas buvo nuo Vilniaus tų centrų, sakykime, M7, kur... Jo, tai čia irgi pajuokaujam ir su Ramūnė, ir su kitais partneriais mūsų, kad šita žemė analogiškai gavosi žemė, kurią turim Kalnėnuose. Ir savo, kaip pasakyti, ir savo tokių rajono išvystymų, ir atstumų nuo miesto centro, ir ten lygiai taip pat mokykla ribojasi su mūsų sklypu, lygiai taip pat kaip čia, tai jis galima sakyti viens prie vieno. Kitos vietos jos yra kitokios, jos irgi yra labai geros. Žemė gauta, kas toliau? O toliau smagiausi dalykai, tai projektavimas, ar ne? Ir mes tada nuvykom, Arūnai paminė į Kauną, pasižiūrėti, kaip tenis speisas pasileido, pasižiūrėti, kuria kryptim mums judėti. Ir suradom projektuotojus ir pradėjom projektavimo darbus. Ir visi kibom į darbus, kai Arūnas savo visas vizijas, koks turėtų būti kortai. Po to pasiėmėm dizainerį, nes norėjom, kad kompleksas būtų šiltas, modernus, jaukus.
tiesiog labai labai gražus. Man tai aktualu kaip moteriai, kad būtų labai labai gražu. Ir man atrodo, kad tai gavosi. O kas dar turėjo būtinai būti be kortų? Man atrodo, kad kiekvienam žmogui patogumai yra labai svarbu, ar ne? Tai kad būtų ir teniso salė, kuri teniso aistruoliam turi būti patogi, graži, su gera danga. Turi būti sporto salė, ką mes ir turime, jūs matysite ar jau matėte. Ir žinoma yra masažo kabinetas, kinezo kabinetas ir aiškus mes turėsim maitinimo paslaugą, kur įsikurs Sotus Vilkas, tai labai populiarus restoranas. Tai kai sakau, atėjęs teniso mėgėjas į šitą bazę gaus viską. Ir sportą, ir masažus, ir maistą. Na, ta prasme, geros dienos pradžia tenise ir pabaiga restorane. Ir išeina visi laimingi. Ir naktis ir vėl ateina. Ir vėl rytas, prašau į treniruotę. O Ramūnė dar nepaminėjo, kad čia ir plėtra nusimato, tai gana nemaža. Dar turime papildomai žemės sklypo įsigiję. Tai tenais irgi planuojame su viešbučiu, su papildomais padelio teniso kortais, paskui galvojam gal ar tinklinio aikštelė, ar teniso aikštelės. O koks tavo paties pirmas matymas buvo, kai reikėjo projektuoti kortus? Tai pirmas matymas, tai 4 teniso kortai. O kodėl yra 4? Todėl, kad 3 per mažai, o po 5-6 jau eina jau palei galimybės, tada tų galimybių nebuvo dėl žemės sklypo. Tai jeigu būtų tilpę 5 kortai, tada tai gal 5 būtumėm statę. Ar tada iškart buvo numatyta, per kiek laiko turi viskas būti padaryta, kad galėtų jau žmonės čia eiti? Gal kažkokių labai griežtų terminų neturėjom nuo pat pradžių, biški keitėsi ir pas mus pats vidus, ten buvo biški ir kitų žmonių, su kuriais dar dalim bendravom, dalim nebendravom, bet susiklosi viskas taip, kaip turėjo susiklosti ir laikė gavosi viskas taip, kaip turi gautis. Tai iš tikrųjų niekur nepavėlavom, niekur nevėluojam ir manom, kad viskas teisingai. O jums, Ramūnė, buvo didelis skirtumas, kada vis tiek turbūt jau degė akis, kad kuo greičiau, kaip čia startuoti, kaip čia ką padaryti? Ta prasme, visada norisi greitai, kad būtų viskas vyktų, bet kai nori kokybės, tam reikia laiko. Ir man atrodo, kad tai yra teisinga, reikia išlaukti, padaryti gerai, tą mes ir gavom. Šiandien tai, kas šiandien yra, dar, kaip supratau, ne viskas, yra jūs patenkinta rezultatu? Be abejo, jūsgi matot, pažiūrėkite, už stiklo vaikai treniruojasi, tai yra, tiesiog, kortai užimti visi. Iš karto užimti buvo? Ne, žinoma, kad ne iš karto, tai yra palaipsniui, bet jie yra užimti. Kaip vyko trenerių pasirinkimas? Čia gal atsakytų Arūnas labiau. Nežinau, kodėl Arūnas, bet iš tikrųjų... Mes Arūnė visose temose tarėmės iš tikrųjų. Ir kaip nekeista, nemaža dalis trenerių susiformavo iš nevietinių trenerių. Tai Vilnietis, Palangiškis, Šiauliai, iš Ukrainos treneriai ir tuo iš tikrųjų labai džiaugiamės. Žinom, kad šitie kortai turės tikrai didelį pasisekimą, nes matom jau dabar, kad jie turi didelį pasisekimą, jau matom tą užimtumą, jisai ir turbūt nuo kokios, sakykime, 3 valandos iki 9 jau jisai yra turbūt 90% užimtas, ne Ramūnė? Taip. Dienos metu, aišku, reikia laiko įsibėgėti, įsivažiuoti, tuo labiau, kad dar vyksta tokie smulkus kosmetiniai dalykai, dar pačio restorano nėra ir tai dar to laikelio praeis, bet 2 metais mes žinom, kad kompleksas įsisuks stipriai. O tada pasižiūrėsim dėl trenerių, kaip bus, ar reikės dar papildomų trenerių, ar nereikės. Šiaip komanda, kuri dabar yra susiformavusi, tai yra patys buvę žaidėjai, tai tas yra labai smagu, patys, sakykime, Lietuvos lygių profesionalai žaidėjai buvo. Tai visi tikrai turi labai didelę patirtį tenise sukaupę, tuo labiau, kad ir treniravo, organizavo turnyrus, stovyklas ir panašiai. Tai džiaugiamės suformuotų kolektyvų. Šiaip, ko reikia, kad galėtum būti treneriu Balžeko teniso akademijoje? Reikia iš tikrųjų pagrindinė tokia... Vis tiek, pas tave nėra taip paprasta, ar ne? Praeit visų... Taip, bet pagrindinė vertybė, aš manau, tai yra atsakomybė. Šiaip atsakomybė viskam. Jeigu tu ateini treniruoti ir tu naudojasi ten, kaip pavyzdys, telefonu, ar ten tu matai, kad
arba tu matai, kad tam treneriui gali nepatikti, jisai nenorės, arba jisai nemokė su vaikais tenais elgtis ir panašiai. Tai aišku, kad tu tokio žmogaus neimsi į komandą. Arba jeigu tu pamatysi, kad tai pradės elgtis, tu to žmogaus atsisakys. Tiesiog draugiškai atsisveikins, jeigu tai nebus pakeliui. Bet šiaip, nežinau, tiek Vilniui, tiek Klaipėdoje dabar, kas yra suformuota, tikrai visais džiaugiamės treneriais yra. Be jokio čia viskas objektyviai, taip kaip yra, sakau. O kalbant apie vaikus, kaip jie sužinojo, kad jau galima registruotis, kad jau atsirado nauja, kaip sakėt, jėga čia? Bet žinokit, kai pradėjom statyti, jau buvo daug skambučių ir sako, kada jau rinksite grupės, informuokite, nes šita vieta neturi vaikų užimtumo labai didelio, ta prasme, rajone. Tai pasirinkimo nėra. Pasirinkimo, tai mes tokie tikriausiai vieni dabar didesnių, kad galime užimti tos vaikučius, ar ne? Ir be abejo tenisas. Tenisas tai yra tokia sporto šaka, kad vaikas ateina ir jisai pasilieka, nes mes dabar daug turim vaikučių, kurie atėjo iš kitų sporto šakų ir sako, tėvelį, atėjom pabandyti, neprilipo ten, nepatiko kažkas čia, bandom gal tenise patiks. Ir žinokit, mano nuostaba ir mano didžiausiam džiaugsmu, jie lieka ir sakė, mūsų vaikai laimingi. Kaip yra faina ta teniso treniruotė, wow. Tai, o man tai girdėti iš vis, jūs suprantate, tai yra, Ir dar biškai papildysiu Ramunę, kad jau šiai dienai turim apie 50 vaikučių akademijoje, ne? Tai gal dar keliais. Čia Klaipėdoje. Jo, čia tik tais Klaipėdoje. Tai iš tikrųjų jau rezultatas yra pasiektas geras, nes toks, sakykime, kompleksas, 4 aikštelės gali turbūt iki 120-140 vaikų talpinti. Mes nekalbam apie tas grupės, kurios yra ten po 12 ar 14 vaikų grupėje. Niekur tokių grupių nėra. Yra tokių grupių, tikrai daug kur yra tokių grupių. Balžiako akademijoje. Ne, pas mus nėra to. Tai va čia tos vietos irgi jos užsipildo, tu pasieki lubas ir viskas, ir tau jų kaip ir nebėra daugiau kaip išplėsti. Tai bus ne Padėlio dar vienas. Gali būti ir taip. Visko gali būti. Netrukus pradės veikti ir BT Fitness Klaipėdos filialas, taip turbūt reikia sakyti, taip. Ne? Vilniui su tuo reikalu dirba Arūnas Klimavičius, buvęs profesionalus futbolininkas. Kas dirbs čia? Tai čia bendrų sutarimų su Ramunė, tai susipažino Arūnas su Ramunė irgi lygiai taip pat sutapo ir ta prasme geras santykis. Arūnas su visais. Arūnas joje. Su visais sutarė. Tai jisai čia darys veiklą, o kaip jis organizuos, mes pažiūrėsim. Turi irgi rinkti trenerių kolektyvą, turi svarbiausia prižiūrėti trenerių kolektyvą. Beje, šiandien vienas treneris iš Klaipėdos, kuris dirbs čia su vaikučiais Vilniuje dabar. Tai Vilniuje dabar dalyvauja visos treniruotėse BT Fitnesso ir semėsi patirties. Tai netrukus čia atsidarys ir tas filialas. Kiek svarbu yra, mes ankstesniuose epizoduose kalbėjom, bet kiek svarbu turėti šalia teniso aikštynų ir džymą, liaudiškai tariant? Galėčiau gal aš atsakyti. Būtent iš tos mano patirties, kai mano vaikas irgi tenisistas, ar ne, ir kai aš jį auginau, labai svarbu fizinis parengimas. Ir mes to neturėjom. Mes turėdom vienoje vietoje teniso treniruotės, o kitoje vietoje, tai reiškia kitoje Klaipėdos pusėje, turėdavom fizinį parengimą. Tai įsivaizduokit tėvam, iš vienos vietos staigiai vežamės tą vaiką į tą fizinį parengimą, nes tai yra svarbu, nes tenisas vienpusis sportas, mes tai suprasdami turim lavinti visas raumenų grupės, atstatinėti pusės ir taip toliau, tai yra be galo svarbu. Tai mes tą darėm. Tai kad šito nebebūtų, todėl atsirado šitas kompleksas ir būtent atsirado ir fitneso salė šalia. Ir kaip minėjo, BT Fitnessas įsikurs, kur irgi taip pat vyks fizinio parengimo vaikams treniruotės. Kompleksiškai tenisas plus fizinis parengimas, tai ko reikia, ko mes ir siekiame, mes tą ir turim. Ką jūs kalbėjot su Arūnu Klimavičiu?
Tikrai, tiesiog ir po to pradėjom dėrybas, susėdom, sutarėm. Nu, bet jis neprivažinės, kad bus... Žinoma, ne, Vilniuje, bet žinot, jis yra vadovas ir smegenis. Užtenka to, kad suorganizuoti, kad vyktų darbas sklandžiai, gerai ir kokybiškai. Tas ir bus, net nebejoju. Kada atsidaro džimas? Mes planuojam 2-3 savaičių bėgyje, tai vat, jeigu viskas sėkmingai seksis. Apie vasario pradžią? Taip, vasario pradžioje jau turėtume startuoti pilna jėga. Dabar jau mes netgi rašom į eiles, kurie nori ir suaugę į treniruotės bata fitneso, kurie nori į grupinės treniruotės, jau yra vykdoma registracija ir tikrai susidomėjimas yra didelis. Tikėjotės tokio susidomėjimo? Tikrai ne. Tikrai ne. Juk kai būna pradžia, noras milžiniškas, bet galvoju, o jeigu ne? Tikrai ne, nesitikėjau ir man net keista, labai daug skambučių ir būtent nori to bata grupinių treniruočių. Kaip salė, tai automatiškai daug norinčių eiti treniruotis asmeniškai, bet kad bus norinčių eiti grupinės ir būtent į fizinio parengimo, tai mane tai džiugina, nes pagaliau žmonės supranta, kad tai yra labai svarbu, kad vaikam yra tai svarbu ir suaugusiems. Ir tai yra truputėlį pigiau treniruotis, negu imti individualiai treneriį. Tai vėl čia yra finansai, bet tu gauni tą patį, tu pasportuoji, kad ar 4 žmonės, ar tu vienas, man atrodo, pratimai gali prižiūrėti treneris ir tai sėkmingai vyks. Grįžkim prie kortų. Taip. Čia mes matom mėlyną dangą Vilniui, man atrodo, nei vienam aikštė. Yra kažkur, ne? Kur yra? Sakyti? Galiu, Sebarena. Ai, aš turiu omeny Balžeko akademijos, niekur nėra, tai... Tai mėlyni kortai yra Baltikė? Ir Baltikė yra. Bet čia vis tiek kažkokia ryškesnė. Ypatingai mėlyna. Ryškesnė spalva. Tai čia mes Klaipėdoje esam jūra. Čia tavo idėja buvo, ar ne? Čia mūsų Ramūnė, visos idėjos mūsų. Bet Arūnai, pirma idėja tai buvo tavo, nes kas liečia teniso kortus, aš atidaviau Arūnai, čia jau jūsų sritis ir pasakykit, kas turėtų būti. Net vizualiai jis sako, čia turėtų būti kaip jūra, mėlyna. Sakau, wow, pritariu, tikrai, taip ir gaus, bet idėja tai pirmoji. Jo, gal iš tikrųjų iš viso daug natūralių dalykų čia tokių pabandėm, kad atsirastų, tai matosi ir medinės visos konstrukcijos, ir nesimato tų visų metalinių dalykų, viskas yra juoda, specialiai išdažyta juodais dažais. Paskui sakėm, kad tik tai skilimo dangos būtų tokios irgi žemės jūros spalvos ir taip toliau. Paskui, sakykime, interjerė daug lietuviškų akmenų, ąžuolo, ąžuolinių detalių. Tai iš tai gimė, kad švarus toksai ir turi būti ir pritrauktas prie Lietuvos. Bet dėl interjero tai reikėtų paminėti Jurgą Kozikienę, mūsų dizainerė, nuostabi dizainerė, iš tikrųjų tiek daug idėjų yra, tiesiog ir matote rezultatą. Čia mes tik pasakom, ko norėtume su Arūnu matyti, bet jinai tai išpildo, jinai kitaip kaip menininkė, kaip dizainerė mato, bet jinai tiesiog, jinai sužavė mūsų Arūnu, sakom, wow, ar matėjai Arūnai, kaip jam padarė, taip, tai mes tik džiaugiam. Taip, šaunuolė, iš tikrųjų, Jurgita tikrai labai faina dizainerė ir bendravime. Žmogiškumo faktorius ten 10 iš 10. Mes, kai dar prieš filmavimą žiūrėjom, kaip čia viskas vyksta, tai greitesnė danga negu Vilniuje, ar ne? Kiek tai keičia pačias treniruotės? Čia buvom praeitą savaitę atvažiavę su Vilniaus sportininkais, tokiais, kurie jau rimčiau sportuoja ir tokį didesnį greitį daro aikštelėse, tai visi pastebėjo, sako, kokia greita danga, labai arti hardo, gal net kai kas sakė, kad net už hardą greitesnė. Dėl to, kad nauja, ar ne? Kad nauja kitas dalykas, bet jeigu kalbant apie pačią dangą... Kuo yra išskirtinė? Jo, tai šita danga yra tokia, kur Lietuvoje nėra dar tokios dangos, iš tikrųjų, objektyviai. Tai yra... Nežinau, tais terminais ar sakyti ar nesakyti, bet čia yra 1600 tos istorijos plaukelio ir jinai yra pakankamai minkšta. Tai Ramūnė jau gavo ne vieną atsiliepimą iš žmonių, kad sako, mes negalim patikėti, kad sako, nieko mums neskauda kitą dieną po teniso, nei nugaros, nei kelių ir taip toliau. O tai kodėl kitur nėra? Čia į brangesnį yra? Jo, jinai yra brangesnė, šita mums kainavo ten... iš tikrųjų gerokai brangiau už tą paprastą, bet sakom, viskas šitam komplekse mes norim matyti viskas, kas geriausia. Tai jeigu naują darytų, turbūt keista būtų antrą rūšį kažką daryti. Galėjai viduriuką pasirinkti, bet sakom, išbandom, išbandėm, mums patiko šitą dangą. O pavyzdžiui, vaikam treniruotės nėra sunkiau dėl to, kad greita danga?
Ne, jinai nėra taip, kad kamuolys atšoka ir tai tas vaikutis tokio greičio jisai nepadaro, kad sumuštų kamuolį ir kitas jau tiek nepaimtų, kad iš to greičio. Tai ne, tai taip nėra iš tikrųjų, jinai nėra kažkokia super greita, jinai yra tiesiog labai arti hardo, arba net sulygdama su hardu. Tai tas yra gerai, tai sportininkui yra gerai, nes jeigu jis važiuoja treniruotis ant hardo dangos, į varžybą žaisti ant hardo dangos, tai jis gali čia pilnai atvažiuoti, pasitreniruoti, greitis yra tas pats ir jam nuvažiavus nebereikia niekur ten kitur pratintis. Tai biškis čia slidimas yra kitoks šitų batų. Netrukus pradės veikti ir spa, ar ne? Taip. Tai ką galima pasakyti apie mano banką Arenos spa? Oi, tai galim pasakyti, kad įrengta jinai bus vėl su dizainerės pagalba, tai bus labai estetiškai, labai gražiai viskas sudėliota, bus labai patogu, bus pirtis, kuri pagrindinė, turėsim keletą kubilų apsipilimui, mes turėsim spa zoną ir televizorių, kur galėsim pažiūrėti krepšinį, tikriausiai visi mėgsta krepšinį, nors gal labiau norėčiau, kad tenisą labiau visi mėgsta. Tai gal ir tenisą sugalvosim, kad žiūri. Jo, aiškus tenisą žiūrės, bet kažkaip tai pirti krepšinį visi žiūri, tai mes tą irgi vertinom, kad reikia rodyti, padaryti ir televizorių, kad galėtų žmonės pasižiūrėti. Ir yra tokia viena savybė, kad smagu, kad mes padarėm tą bendrą pirtį, kad galės vyrai iš vienos pusės ateiti, moteris iš kitos ir vyras su žmona susitikti, šeima susitikti, vaikai susitikti ir smagiai leisti laiką bendrauti, ar ne? Turėsim mažą terasytę po to, kad galėtų išeiti į laukelį, pasėdėti po karštos pirtelės, pabendrauti, mineralinio arbatos atsigerti. Tai tokia maža spa zonytė mes turėsim. Mhm. Užsiminėt apie tai, kad padelio kortai bus statomi. Žinot, tikrai taip, nes Klaipėda tikriausiai irgi yra išprotėjusi dėl padelio, ar ne, ir mes labai daug gavom skambučių pradėdami statyti teniso kortus, tai irgi ar bus padelio kortai, ar ne, ir tikrai, kaip ir visi tikriausiai Lietuvoje žino, kad Klaipėda su padeliu, tikrai labai jau rimtai. Buvo dar netgi klausimų, o kas treniruos padelį? Sakom, nes dar nėra padelio. Taip. Tai mes nutarėm, kad, tada jeigu padarom dar kokybiškus irgi ir padelio kortus, bus smagu, nes bendruomenė šitą aplinkų irgi treniruojasi padelį. Tai sakom, darom, kodėlgi ne. O kokią pridėtinę vertę turės padelio kortai? Tik tiek, kad daugiau žmonių galės čia? Taip, aišku, platesniai bendruomeniai tai bus. Iš vis visas mano banko Arenos kompleksas jau gaunas kaip multifunkcinis, todėl kad yra, sakykime, ir tenisas, ir džimas, ir šokiai visokių rūšių, nebijau pameluoti kokios ten tos labai rūšys, daug, ir latinai, ir klasika, ir... Jau čia pradėjo mergaitės treniruotis. Yra ir intenso įsikūrė, ir tendans, ir lina, ir ta prasme labai daug, ir kubana, tai pas mus šokiai kažkaip pamėgo šitą salę. Klausykit, Lietuvos talentuose visus. Tai kažkaip tikrai multifunkcinis, teisingai Rūnas sako, čia, ne teniso kortai, čia yra multifunkcinis. Ir jeigu atsiranda tenisas, padelis, tai paskui planų turim padaryti, kad galvojam gal tinklinio aikšteles padaryti šildomo smėlio irgi aukšto lygio, tai jis iš vis būtų visiems skirtas. Tai mes ir nenorim užsidaryti tą tokį kaip kiautą ir sakyti, va čia tik tenisas ir nieko kitko nebenorim. Bet ar nėra taip, kad, sakykime, kaip akademijai... Paims biškį klientūros? Ne tiek klientūros, bet jeigu kalbėtumėm apie aukšto meistriškumo, apie vaikus, kurie siekia profesionalų karjeros, ir galbūt potencialiai geras tenisininkas, jis, nežinau, į tinklinę ir į padelį. Tai bus, tuo lengviau bus pasikalbėti su partneriais, kurie darys veiklą tinklinyje. Gal jie pamatys, kad jis yra labai individualus žaidėjas ir sakys, jam reikėtų į tenisą pabandyti. Gal mes lygiai taip pat čia pamatysim, sakysim, labai geras požiūris, jis labai šoklus ir gali pas jūs ateiti. Matot, kokie mes esame atviri. Mums negaila, jeigu žmogus nueina ten, kur jam gerai, tegul eina, valio, sėkmės. Ta prasme, čia mes esame labai atviri, ar ne, Arūnai? Taip. Kas nori tenisą, prašau, norit šokti, eikit šokti. Mes turim ten būt, kur visiems yra gerai. Mes tikrai, nėra tos konkurencijos, jos neturi būti. Jis turi savaime ateiti žmogus. Turi būti. Bet, žinot, savaime gaunasi, kai yra gerai, ta prasme, žmogus eina ten, kur yra gerai. O mes viską padarysim, kad būtų gerai. O iš kitos pusės dabar pasižiūrim šokių salę, tai 20 vaikų šoka.
O čia teniso aikštelė, 7-8 vaikųčių žaidžia tenisą. Tai negalime pavydėti, kad ten 20 vaikų, o čia 6. Mes darom savo darbą, jie daro savo darbą, kažkur pusiaukelėje galim ir susitikti. O įsivaizduoji, kad Klaipėdui gali išauktas jau... 100% gali, tikrai, nes Nu, Klaipėda... aišku, klausimas toks, kad tu neatsakysi kitai, bet kodėl gali? Taip, bet kodėl mes šiaip kaip sporto miestų Klaipėda tikim, nes kažkuriais metais sporto miestas buvo išrinktas, ne? O šiaip pasižiūrėkime iš visos istorijos, ten Muraška, Mažonas, gal senesnės kartos nelabai prisimenu, bet tikrai yra buvo, žinau, žaidėjų, tas pats Grigelis, tai va šitie žaidėjai yra stiprus, tikrai. Pinko nebuvo labai geras žaidėjas. Nu, bet Lietuvos lygių nebuvo blogas. Nebuvo blogas Lietuvos lygių. Ir žinau, dar, kai jūs sakote, ar ne, sportininkai, ar gali išaukti Klaipėdai, tikrai taip, nes mes dabar vienoje vietoje turim tikrai labai daug paslaugų. Aš atsiimu tą klausimą, nes, jis... kažkaip, ar ne, tikrai, visur gali, net taip. Ir nežinau, kur... Bet... Teisingai, visur gali, taip ir paliekam šitą, visur gali. Pokalbio pradžioj, kai užsiminėt apie tai, kad Klaipėda bijo tos kažkokios ateinančios tarsi jėgos ar kažko naujo, kaip dabar, kai jau atsidarėt, yra pasikeitęs požiūris? Žinokit, jau vis senai pasikeitęs požiūris, suprato, kad nei Arūno, nei Ramunės niekas negazdina ir tikriausiai niekas negali išgazdinti. Ta prasme, viskas... Ne 90-ieji. Ne, tai ne dėl to, ne. Ir aplamai, šiaip viskas labai fainai, žinokit. Mes su visais draugaujam, su visais bendraujam ir sakom, netgi galim kažką bendro kurti. Ta prasme, mes labai atviri pasiūlymams ir draugavimam. Ar ne? Bet čia vėl aš grįžtu prie to paties, kad tų vaikų daugiau nebus. Jeigu, tarkim, Klaipėdoj nori eiti į tenisą, nežinau, ten 150 ateisite į Balžeko akademiją, reiškia, likusiai Klaipėdai liks tik 50. O kodėl jūs taip sakot? Ne, Aurimai, visiškai ne. Čia net negalim taip sakyti, žinokit, žmonės ateis ten, kuriems jie nori ateiti. Viskas su populiarinimu to sporto šakos, jeigu čia atsistatysis infrastruktūra, atsiras teniso kortai. Tai bus jau nebe 100, o 150. Daugiau, aišku. Ir rinka pasiskirsto iš tikrųjų. Vilniuje, kai atsidarė vieni teniso kortai, kai buvo balionai, tik tais, tai buvo gal tenais koks, nežinau, 50 vaikų, ten 70 vaikų, dabar Vilniuje kiek yra, gal ten kokie 3000, 4000, tai auga tas poreikis. Iš tikrųjų, dar tą mintį norėčiau pratęsti, kad ta prasme, ar nebėra to pavydo aplinkinių ir panašiai. Iš tikrųjų, ko labiausiai nesinori ir ko labiausiai nebesinorėtų, tai tiesiog, kad būtų tos vidinės intrigos. Pastovios vidinės intrigos. Tas tą pasakė, tas tą padarė, tas toks buvo. Bet kad nėra dabar. Ne, Aurimai tikrai mažėja, tas mažėja tikrai. Kai buvo 3-4 metai atgal, tai buvo labai labai daug visko. Taip, dabar tikrai nėra. Argumentų nebuvo, tiesiog argumentų nebuvo, bet tiesiog reikėdavo kažkam pernešti, kažkam kažką pasakyti, pavaidėti, gal kažkas. Tai aš manau, dabar žmonės kaip tik laisvėja, kitų gyvenime problemų yra ne tik tenisas ir ne tik tais kažką. Tai tenisas apskritai ne problema. O, teisingai, Aurimai, labai gerai pataisėt. Tai yra džiaugsmas. Tai jeigu kalbėtumėm apie artimiausius planus, sakykime, esat susidėlioję ten metai, 3 metai, 5 metai? Oi, bijau sakyti, pas mus planų labai daug su Arūnu yra, ar ne, Arūnai? Tai jau nebijokit. Nes kaip sumastant, taip ir kaip bijok svajoti, nes jos pildosi, ar ne? Taip. Vieni iš planų pirmųjų tai padelio kortai ir negreitų laikų, o po to jau ir motelis, ir tinklinis, ir, vis dar infrastruktūros tobulinimas, o, sakykime, dėl rezultatų, ar yra kažkoks, ne tai, kad planas, nes čia nepriplanuosi, bet... Gal šito nėra ir neužbrieši, tiesiog čia turi gautis viskas natūraliai. Vilniuje jau yra tas dalykas daugiau įsisukęs, jau ta prasme, daugiau susiformavę. Tai čia reikia šiek tiek laiko, kad viskas įsibėgėtų ir nusistovėtų su trenerių kolektyvu, su grupelėm, su atrankom, su fiziniu, visais testavimais ir panašiai. Tai tas užima laiko, bet kokiu atveju. Kokio amžiaus vaikų dabar daugiausiai yra? Gal, ne paaugliukai, gal 10-12 metų daugiausia turime tokių vaikučių. Čia va 7-8 metų. O čia 7-8 jo. Taip, bet jau 10-12,
jie jau eina savo malonumui, jau kalbėti apie pro lygį turbūt vėlokai. Gal jie daugiau savo malonumui, bet tenisas jisai niekada nepamaišo. Tai turim tikrai 42 nėra blogai. Daug pavyzdžių turim, kai ir 10 ir 12 pradeda ir paskui sėkmingai universitetus išvažiuoja studijuoti su teniso pagalba, ta prasme, gauna ir stipendijas visokias ir panašiai. Tai tas padeda bet kokiu atveju. Arba tai lieka kaip socialinis reiškinys, kiti treniravimą nueina, lieka kaip profesija gera ir taip toliau. Tai alternatyvų yra be to sportininko labai daug. Tai ne visi nori to sportininko ir ne visiems reikia. Faktas. Gyvenimas viskas sudėlioja, ir sportininkus, ir mėgėjus, viskas gaunasi. Tiesiog norime dabar auginti bendruomenę, o bendruomenė yra Vilniuje užaugusi, čia auginam, norim paskui, kad vieni su kitais ir pakonkuruotų. Tas tikslas yra ir norim sukurti klubus, kad bendravimas būtų bendros stovyklos, bendri turnyriukai ir taip toliau, bendros išvykos. Tai tas mums iš tikrųjų gerai gaunasi ir net nebijoju, kad šitą dalyką tikrai vystysim ir jisai bus dar į priekį vis. Bet tai kai jau Vilniuje yra praeitas tas kelias, tai čia žymiai lengviau dabar yra, žiūrėt, ar vėl viskas iš naujo? Nėra tai kad viskas iš naujo, tiesiog, aišku, ne paslaptis, Ramūnė, kad pabandom pritaikyti tą patį modelį, nes jisai gaunasi Vilniuje labai sėkmingai ir fainai, suaugusių bendruomenė, vaikų bendruomenė, tai čia labai daug kažko tokio ir neprimastysi. Ne, tai papildant Arūną, tai tikrai yra žymiai lengvesni tie žingsniukai, nes patirtis jų praeita yra, tai man tai žymiai lengviau yra ir pasitariu, ir Arūnui, ir idėjų, ir jisai pritarimų, ir pasiūlymų, ir pastebėjimų, tai tikrai, man tikrai jo patarimai tai aukso vertės yra ir man žymiai lengviau. Kuria prasme? Visa prasme ir trenerių, ir infrastruktūros gerinimo, kai reikia pasitarti. Ta prasme, visais klausimais Arūnas tikrai labai pagelbė. Ar galim palyginti, pavyzdžiui, Vilniaus žmogų, Vilniuje gyvenantį žmogų ir Klaipėdoje gyvenantį žmogų? Čia toks klausimas, kaip man jį atsakyti? Visi žmonės yra vienodi ir visi jie yra nuostabus. Tiek Klaipėda, Vilnius, aš negaliu sakyti, kad Vilniečiai... Ne, aš lenkiu prie to, ką Arūnas sakė, kad jau vienas kelias yra pramintas ir bandome eiti tuo pačiu keliu. Tai aš sakau... Jisai pasiteisino. Tai ta prasme, tai kas buvo Vilniuje, Klaipėdoje, tą patį padaryti nėra sudėtinga. Žinoma, ne. Ir tai yra žymiai lengviau daryti, nes jau jie praėjo visas klaidas ten ištaisę ir man jau pateikė, kur teisinga tą kelią. Iškeptą karbonadą. Jo, iškeptą karbonadą. Ir kai sakau, man tai labai... Galėtų suvalgyti tik tai. Jo, jie ten gamino, man jau iškeptą padėjo. Tai svarbu, tai labai faina, man tai labai gerai. Ir akademija, ir Klaipėdai. Ramūnė jau atsakė, tai Arūnai, ką tu matai Klaipėdai kaip akademijos vadovas irgi per tos pačius metus, 3-5? Aš galiu atsakyti. Bus faina. Tai yra bus bendros stovyklos, varžybos. Klaipėda važiuoja į Vilnių, Vilnius važiuoja į Klaipėdą, po to sėdžiam sočiam Vilke, vakarieniaujam, diskutuojam, ta prasme, planuojam, kūriam. Tokia ateitis. Čia gal bendros Vilniaus ir Klaipėdos, o kas liečia Klaipėdą, tai čia tiesiog turi pati bendruomenė augti. Čia svarbiausias dalykas. Čia svarbiausias dalykas ir paskui iš tos išaugusios bendruomenės gali kurti sekančius dalykus, kaip Ramūnė sako, turnyrai, stovyklos ir bendrai. Jeigu ateina dabar, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ateitų 2 žmonės ar ateitų 200 žmonių. Lengviau stovyklą būtų padaryti. Ja, tai ir vėl iš atrankos ir tie geresni žaidėjai taip pat yra daugiau šansų, kad iš tų 200 užaugtų. Tai turbūt viskas. Ačiū, Aurimai. Ačiū labai, Aurimai. Ačiū Jums. Ačiū. Iki.